Tai va, o liaudės išmintys byloja. Verkia tonelė, tinginė valgoma. Kaip šiuo atveju verkia bananas tinginė valgomas. Bet kas gali būti tinginė valgomas? Sveiki, dykaduoniai. Labas, direktoriau. Tai kas jūs maitina? Nu, kaip kas maitina Lietuvos žemelė? Tave Lietuvos žemelė maitina? Taip. Tai tau darbo birža nereikalinga. Kad? Būsi išbrauktas. Kokie dar būtų atsakymai? Mums partija maitina. Nu, ir kokia partija tave maitina? Nežinau, gal darbo. Nu ką, jeigu tave maitina darbo partija, tai pirminį darbo partiją išmaldos prašyti, iš darbo biržos irgi būsi išbraukta. Taip, toliau. Apsidaito, bus jūsų gerumas maitina. Va čia jau visiškai kita kalba. Taigi visi, kurie dabar nori likti darbo biržoje, draugiškai pakylam ir einam į kiemą, ten stovi autobusiukas. Jūs jį susėdat ir važiuojat į mano sodo namelį. Tenai moteriškės galės sugrėbti pernykščius rudeninius lapus, vyriškiai galės pagenėti šakeles, pabalinti medžių kamienus. Žengte marš. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Marš, marš. Draugas, ar kaip dabar madinga sakyti ponas direktorius, man labai vidurius suka. Aš labai, žinokite, noriu į tą iškilą ir mėždu protinį. Kas nenorėtų? Nu, bet supraskit, negalėsiu. Žinokit, aš savo draugo irgi negaliu palikti su skaudančiais sukumais viduriais, aš jį palydėsiu namolio, kad nepakliūtų po mašiną. Būkim humaniški. Būkim humaniški, bet ir gudrus. Tereza, aš norėčiau, kad ir jūs išeitumėt. Paskui. Von iš čia! Ne, jūs neišeisit? Nu, paskui. Nu, gerai. Žodžiu, aš jum galiu... Keistai elgėtės. Aš jum galiu pasiūlyti tokį darbą. Ekspeditorių darbą. Ir labai... Ekspedicijas? Ne, palaukit, nepertraukit manęs. Labai pelningas darbas. Atsiprašau, jūs pertraukti, iš tiesų ne vietų ir ne laikų. Prašom. Nieko tokio, nieko. Tai va, vienas reisas yra... Jūs pykstat, kad jūs pertraukėte? Jūs praėjo tas prisiūto jūsų... Nu kaip, jeigu aš pykčiau, jūs turbūt puikiai suprantat, kad aš ir su Tereza pykčiausi, ir su jumis pykčiausi, ir čia... Tik ne su manim. Tai va, noriu pasakyti, kad vienas reisas yra 2000 litų. Vienas reisas. Čia mūsų, jūs juokaujat. Tikrai, tikrai. Mes jamam šitą darbą. Taip, bet esmė yra kokia. Aš pats jaunystėje dirbau tą darbą. Esmė yra kokia. Reikės praryti paketėlį. Reikia ne tik vairuoti, reikia praryti paketėlį, nuvežti, atiduoti į rankas, kam reikia, ir tada pinigus gausit. Atiduoti rankas tam, kuris po to su burna kaip šupulsaus minogo į išangę ir ištrauks paketėlį. Ne. Okay. Ten yra kitaip, aš nenorėčiau. Ne. Panašiai. Nu, čia tarp mūsų. Tereza, vis tik tai gal išeikit. Ja, gal varykit iš čia. Išeikit. Savo bananų, prasmirdusi. Tereza? Ai, ne, nieko. Išeikit, Tereza. Dar šnekat su ją. Karvė. Tereza! Ateikit. Uždarykit duris iš kitos pusės. Ateikit, Tereza, čia. Ateikit čia. Kai sako direktorius ateiti, reikia ateiti. Tereza. Išeikit iš karto dabar. Iš karto išeikit. Nenoriu aš kalbėti su jumis. Na tai vaikšto pirmin atgal. Išeitų vieną kartą ir viskas. Ne, pirmin atgal, kaip Vanka vstanka. Jūs nenormaliai esat, Tereza. Palaukit. Ai, nu gerai. Jau išėjo, tai išėjo. Taip va. Žodžiu taip. Krovinį pristačius į rankas, pinigai vakare iš karto. Česlovas, ryti teks jums, nes jūs paleisite viduriais, tokiais viduriais jūs tikrai negalit vairuoti. Galėsiu. Ne. Vairuot turėtų sveikesnis vis tik tai. O jums geriau bus tą krovinį iš kūną išleisti. Kaip tai išleisti? Atsiprašau. Nu kaip, natūralių būdų mes augę žmonės, ko čia drovėtis. Kaip paukštytė. Purpt ir viskas. Keistas darbas. Nu, nežinau, keistas, nekeistas darbas, bet už vieną išsituštinimą gauti 1000 litų, tai tikrai yra nemaži pinigai. Bajoriškai. Jamam šitą darbą! Nu, kad taip kakočiau visą gyvenimą už tokius pinigus. Auksinius kiaušinėlius dėtam, einam. Tai mes ten tos prarysim, ne? Nu? Viso gero. Nu, viso gero.